Vilniaus Ryto krepšininkai FIBA Čempionų lygos finalo ketvirto pusfinalyje susitiks su Tenerifės komanda. Ispanijos klubas, kuriam atstovauja Rokas Giedraitis, lemiamose ketvirtfinalio rungtynėse namuose 99-59 nukovė Stambulo Galatasarajų. Kita porą sudarys Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku ir Malagos Unikaha. Finalo ketvirtą iš Badalonos gegužės 7-9 dienomis transliuos LRT. Tenerifės stiprybė patirtis, žaidėjų branduolio vidurkis siekia beveik 36 metus. Ryto sporto direktorius Artūras Jomantas pripažįsta, komandos neslėps favoritų našta, vilniečiai gali atsakyti greičiu ir agresyviu žaidimu. Žinant, kad tai yra vis dėlto viskas sprendžiasi vienuose rungtynėse ir žinant jų žaidėjų patirtį, būtent tai tokiose rungtynėse, tokios svarbos rungtynėse, tai čia yra jų didelis pranašumas. Bet mes bandysim ieškoti ir savų pliusų prieš juos. Patekimas į finalinį ketvirtą taip yra faina, gera, bet be valgant ir tas apetitas auga. Tai stengsimės tai įrodyti, kad tikrai ne be reikalo ten patekom.